Labas vakaras visiems, pirmasis ketvirtadienis šiais 2026-aisiais, kuomet vakaras vėl yra pripildytas Urbo nacionalinės krepšinio lygos kovomis. Viena iš tų kovų visai netrukus startuos Rietavo mieste, kur šį sezoną namų rungtynes žaidžia Plungės Olimpas ir šiandien varžovas yra Vilkaviškio Perlas Go. O taip, jog rungtynių eigoje čia biurokratiniai dalykai neleidžia kamuolį Milesas ir jos skrodimo pasižymėtų stabilių pataikymų iš toli. Čia geras perdavimas, matėme jau senokai. Muhamadas iš toli, taiklus viso mače apskritai per visas rungtynes. Olimpas metė tik 4 baudas. Mantvydas Žukauskas vienas pats veidu į krepšį, sudėtingas metimas, tai skaitant Piekaus taiklius baudos metimus besibaigiant pirmajam kėliniui. Arba pražangos, arba pagalbos ir Žukauskas perima kamuolį, eina iki galo Žukauskas ir Olimpui pasiekti 50% pataikymą. Atakuoja ataka pirmoje mačo dalyje, čia toks užmetimas Stankevičiui. Tolsonas yra rezultatyviausias, čia Satterfieldo taiklus tritaškis. Čia gražus klaidinantis judesys Milesas. Milesas šalia jo, nusimetimas Satterfieldui, prieš tai vieną pataikė. Mikilnė Satterfieldas, Golsonas su atšokimu pataiko. Nadžibas Muhamadas iš toli kyla ir žiūrovai plungiškiai klysta. Žukauskas pasileidžia į greitą ataką, 2 su pražanga, laisvą tritaškį. Net kovotas kamuolys po varžovų netaiklaus metimo ir Skučo gudrybės, žinome jo įkyrumą. O čia laukia visas Olimpo klubas to sugrįžimo. Vaištaras susigundo tritaškį ženklėje taškų zonoje. Jurkaitis iš toli pataiko. Giedrius Stankevičius nusimeta į kraštą. Satterfieldas kur kas geriau teikia. Petras Piekus aikštėje, jis žaidžia su komandos draugu ir štai čia vietoje Petras reikia grįžti į gynybą ir nespėja to padaryti. Vėl bandymas sužaisti su Piekumi. Tomas Milesas, išsaugotas kamuolys ir taigi Vilkaviškio komanda atsilaiko šiose rungtynėse. Ilgą laiką teko atlaikyti varžovų bandymus, išlyginti rezultatą, perimti iniciatyvą.